Na kągi, sveiki visi susirinkę čia šiandieną vėl ketvirtadienis, tai reiškia, jog tai yra UEFA Europos lygos diena. Ir aišku, dvi komandos, kurios dar iš Lietuvos neiškrito iš šio turnyro, tai yra FK Trakai bei FK Sūduva. Kadangi, aišku, Trakai žaidžia Vilniuje, o aš kaip ir gyvenu Vilniuje, tad keliausime į Lietuvos futbolo federacijos stadioną, kuris taip pat yra Vilniuje, ir pasižiūrėsime, kaip Trakai žais prieš Makedonų komandą Škendyje. Ir man įdomu pasidarė prieš rungtynes pasižiūrėti, kokios yra tos Makedonų komandos galimybės. Tad dabar truputėlį apžvelgsiu būtent Škendyje komandą. Taigi įsijungiau uefa.com puslapį, norėdamas pasigilinti į šias abi komandas, tai yra Trakus ir Škendija iš Makedonijos, ir galime pasižiūrėti į šių komandų paskutinį rungtynių rezultatus. Tai aišku, Škendija Makedonijos čempionate užėmė antrąją vietą, tačiau Makedonijos čempionatas baigėsi gegužės 31 dieną, kaip matote. Vadinasi, jie savo čempionatį nežaidė jau daugiau negu 2 mėnesius. Jo. Nors ne. Apie 2 mėnesius, žodžiu. UEFA Europos lyga pradėjo nuo to pačio pirmo etapo. Tiesa, Škendija labai lengvai nugalėjo Dacia komandą, kaip matote, ir vėliau Suomių HIK ekipą namuose įveikė 3-1, išvykoje sužaidė rezultatu 1-1. Tad vienas iš Trakų privalumų bus tai, jog jie dabar bus geresnėje formoje, bent jau mano nuomonė, negu Škendija, kadangi Lietuvos čempionatas vyksta vasarą, tuo tarpu Makedonijos čempionatas vyksta nuo rudenio iki pavasario. Kaip matote, niekada dar šios komandos nebuvo susitikusios tarpusavyje. Na ir svarbiausias Trakų privalumas yra tai, kaip matote, čia angliškai parašyta Trakai have yet to lose in 4 European home fixtures. Kaip matote, Trakai dar nepralaimėjo namie. Tai yra labai didelis privalumas, kadangi šiandieną taip pat jie žaidžia namie. Tikėsimės, kad jie šiandieną taip pat sugebės laimėti. Tad susitiksime stadione. Ar saulė šviečia, ar lyja lietus, vis vien žinau, žaidimas geras bus ir kamuolys draskys varžovų vartus. Visada gerbk savo varžovą, jis taip pat kaip ir tu laimėti nori, o kas stipresnis išspręs kovą. Ei, Trakai, į priekį, šiandien mes turim nugalėti. Žaisk garbingai, nepasiduok iki galo, visada kovok. Ei, Trakai, į priekį, šiandien mes turim nugalėti. Žaisk garbingai, nepasiduok iki galo, visada kovok. Ei, Trakai, į priekį. Ei, Trakai, į priekį. Ir jeigu tau nesiseka žaisti kaip kumštis, o tu jo dalis, kiekvienas tavo prakaito lašas į pergalę komanda neša, visi už vieną ir vienas už visus. Ei, Trakai, į priekį, šiandien mes turim nugalėti. Žaisk garbingai, nepasiduok iki galo, visada kovok. Ei, Trakai, į priekį, šiandien mes turim nugalėti. Žaisk garbingai, nepasiduok iki galo, visada kovok.
Taigi štai tokios buvo trečiojo UEFA Europos lygos kvalifikacijos etapo trakų rungtynės prieš Makedonijos komandą Škendyje. Na, tikrai įdomios rungtynės, įsiminė ypač keli dalykai. Tai visų pirma, 2 žodžiai Maksimas Maksimovas, kuris per 5 rungtynės įmušė berods 7 įvarčius, jei neklystu. Įsivaizduojat, UEFA Europos lygoje. Sunku patikėti, kad Lietuvos klubo žaidėjas sugebėtų tai pasiekti. Man atrodo, netgi jis dabar yra rezultatyviausias apskritai UEFA Europos lygos žaidėjas. Antras dalykas, be abejo, įsiminė teisėjo parodytos 2 raudonos kortelės Škendyje ekipai, kurios tikrai padidina galimybės Trakam patekti į kitą etapą, juo labiau, kad atsakomosiose rungtynėse nežais keli Varžovo komandos lyderiai. Na ir trečiasis dalykas, kuris labiausiai tikriausiai įsiminė, tai yra lietuvių fanų, kurie atėjo palaikyti Trakus. Iš tiesų fanus galima būtų skirstyti į 2 grupės. Tai vieni, kurie domisi futbolu ir atėjo iš tiesų palaikyti Lietuvos komandos, o kiti tiesiog atėjo pašūkauti. Na, mano istorijoje tai buvo pirmos rungtynės, kuriuose aš buvau ir kuriuose namų komandai laimint, ir apskritai lietuvių komandai laimint Lietuvos, na, tos komandos ir galiai palieka stadioną anksčiau laiko. Tai įsivaizduojat. Ir juokingiausia, jog apie futbolą nieko nesuvokinti žmonės, kurie palieka stadionus anksčiau laiko, visas rungtynes prieš tai šaukiant žaidėjų. Tik neatgal! Šauk žaist! Tik ne vartininkui! Tik ne vartininkui! Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį vlogą, ačiū futbolo klubui Trakam už nuostabią pergalę. Linkime jiem tęsti kelionę UEFA Europos lygoje, linkime jiem praeiti Makedoniją Škendyje komandą. Jeigu jūs tokios pat nuomonės kaip ir aš, paspauskite patinka ant šio video. Na ir tikėkime, jog Trakai peržengs Makedonijos komandos barjerą ir suteiks mums šansą padaryti dar vieną vlogą. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir ate. God, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always